Jis Vilkaviškio rajono Šikšnių kaimo daugiabučio gyventojams virto košmaru. Gražioje vietoje buvusiame Šikšnių dvare įsikūrę buvo 8 šeimos, kol nugriaudė sprogimas ir po jo kilęs gaisras ne vieną dešimtmetį žmonių kurtą gerovę pavertė griuvėsiais. Pirminiais duomenimis sprogimas įvyko dėl dujų nutekėjimo. Kodėl nutekėjo dujos ir kitas įvykio aplinkybės pareigūnai kol kas dar aiškinasi. Sprogimo ir gaisro metu antro aukšto butai sunaikinti visiškai, pirmame aukšte viskas sulieta vandeniu ir sušalę į ledą. Kaip stovintys išbėgę laukan, be namų ir turto liko 15 suaugusiųjų ir 6 nepilnamečiai vaikai. Žmonės po nelaimės vis dar neatsigauna. Pakeliui buvau į namus, o parėjau, tai va, tai visai netoli, kokie 20 metrų buvo likę į namų. Tai jūs matėte, kaip viskas? Mačiau, kaip išlikėjus, kad šitas visas griuvo. Tokiam šokė atsidūrėm, viskas, bėgom, žiūrėt, ar gyvų yra. Sėdėjau prie pečiaus, rūkiau. Kokie pustrečio metro smūginė banga nusviedė nuo pečiaus, atsistojau ir liuostras ant kupros nukrito dar nuo viršaus. Supratau, kad sprogo dujos. Ir tada jau laukan visi bėgo. Dar čia kaimynka prašė būkti pagalbos Zykienė. Bet aš užrikau ant savo moteriškių, dukros ir žmonos, kad lauką naikit visos. Dar mergaitė šuniuką gaudė išsinešt, bet neišsinešė, sudegė ir tas. Kai kurie žmonės čia gyveno ir 30, ir 20 metų, kai kurie neseniai pasidarė remontus, įsidėję naujas duris. Po gaisro čia neliko nieko, o nuostolių žmonės dar net nesiryžta skaičiuoti. O sunku pasakyti, čia daug. Šitam, čia sūnus gyvena, aš to pusėte visas pilnai remontas padarytas, į langai, durys viskas sudėta, naujai, viskas va. Ir viskas, kai tik nieko nelikė. Antram aukšte negaliu pasakyti, nieko nebuvo, nieko neliko ir viskas. Laikinai visus priglaudė giminės ar kaimynai. Pagalbos ranką ištiesė greta esančio Gudkaimio kaimo bendruomenė suaukojusi nelaimėliams 4000 litų. Pagalbą žada ir Kybartų seniūnija bei Vilkaviškio rajono savivaldybė, kuri kiekvienai šeimai jau skyrė po 1000 litų vienkartinę pašalpą. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras sako, kad atstatyti antrą aukštą ir uždengti stogą be apdailos reikėtų apie 300 000 litų, tačiau ši suma dar gali išaugti specialiai komisijai įvertinus pirmo aukšto sienų būklę. Tačiau bet kokiu atveju meras gyventojams žada savivaldybės finansinę paramą. Taip pat bus kreipiamas ir į vyriausybę, kuri tokiais atvejais kiekvienai šeimai turėtų skirti po 10 000 litų. O patys gyventojai nieko nelaukdami pradeda tvarkyti savo namus. Pirmiausiai, sako, nuardysantys kaminus, kad griūdami nepadarytų dar daugiau žalos. Orams atšilus, Gudkaimio bendruomenės pirmininkas žada organizuoti bendruomenės talką griuvėsiams ir nuodėguliams išvežti. Ir nukentėjusiųjų vardu prašo geros valios žmonių pagalbos. Nes valdžios paramos, sako, neužteks, o žmonės labiau už viską nori grįžti į atstatytus namus. Kad atstatytų namą ir sugrįžtų visi žmonės į savo vietas. Paremti galima auką, pervedant pinigus į Gudkaimio bendruomenės sąskaitą.